Kągi, sveiki bičiuliai, šiandieną esam Aukštadvarį, pirmas mūsų išvažiavimas šiandien. Tai va, darėmės testuot baikų ir pasižiūrėti, nes Noelio biškį kaito, kažko tai antifrizas na dieną. Tai atvarėm pasižiūrėti, kaip ant trasos viskas darosi. Vis dar neturi mikrofo. Tai žodžiu, išbandinėjau, šiandien sezono atidarimas, žmonių pasirinkę daug. Sunkokai iš tikrųjų po žiemos, tai biškį Noelis tai dar važinėjo, tai dar jam biškį kitaip, man iš po žiemos pirmas važiavimas. Tai toks, lietė asfaltą, atrodo tokia pradžia gana sunkia, bet nieko, smagiai viskas. Matysim, pirmą sesiją pasidarėm, lengvai pasivežinom. Pasiekiau biškį Noelį, pasižiūrėjau, kaip jis iš paskos važiuoja, kaip priekį vienas važiuoja. Ir žodžiu, užsidėsiu dabar kamerytę, vešiuosi į trasą. Tai va. Dėkis pirštinės. Ką? Kas bus vienas? Kas bus kas? Aha, vienas. Vienas? Kas vienas? Mama, vienas, kas sesuo. Tai čia Noeliukai čia neskaičiuoja niekas dabar nieko. Išsima širdytuvą. Palauk manęs! Trečią šaibą. Visi prasivažiuosim normaliai, čia žinau. Kur?
grįžtam po antro važiavimo. Valgom po sausainį. Kaip važiavosi? Gerai. Visada gerai, žodžiu. Pas mane kažko irgi karbas nelabai nori dirbti. Kažko trūkčioja. Reikėtų biškį dar tą koją išsikišinėt. Ir galvytę suk ten, kur reikia. Ir galvytę reikėtų suk ten, kur reikia. Biškį toliau, ne, išsisuk. Va taip, va. Tai va, žodžiu. Smagiai, labai šiaip šilta. Netyčia pamiršau pasimt termo aprangą po apačią. Jau galvoju, čia sušalysiu konkrečiai, nes visur čia skylutės pas mane. Bet... kažkaip šilta. Kažkaip šilta, galiu pasakyti. Dar yra kas vargsta čia po žiemos, irgi su karpai, su viskuo, po visokų reguliavimų, keitimų. Nenori dirbti mocijai. Tai žodžiu. Pas Noelį šiaip viskas gerai, daugiau nebekaista. Galvoju, kad tas keitimas buvo ir užvirė antifrizas dėl to, kad buvo per daug gal pripilta iki pat viršaus kamščio. Dabar palikau tik biškį virš radiatoriaus. Tai kažkaip viskas gerai, viskas normaliai dirba. Ne, jau aš išgeriau kavytę viskas. Tai viskas, žodžiu, dar varysim vieną važiavimą ir nežinau, šiaip tai iki 2 mum važiavimai aplamai. Tai nežinau, kiek čia 2 valandų, kur telefonas. Iki 4 mum, tai vada pusę valandos likę. Tai da varysim tikrai vieną gerą zaėzdą. Ir jaučiu, kad šiandien pakaks. Aš padangų neusidėjau šildyti, hebrai, nudėtis. Padangų šildyti. Liukai, gali pafilmuoti, kaip dėsiu padangų šildyti? Veikia. Jis veikia. Reikia pirmą nusivalyti, ne? Ir tada dėt šildytuvą. Reikia būtinai pasirinkti ten, kur yra vintelis, kad būtų prieš vintelį. Užsikabina. Ir taip užsideda. Matau mano biškį grandinėmis. Galą turim, dedam šildyt. Ir dabar dėsim. Atėm, viduriuką. Opa, atskrido. Gali ir savo baiką pasumuoti. Toks gražus, dar gali lipdukus parodyti. Kaip atrodo lipdukai nieks nematė. Jau labai iš arti biškį iš toliau parodyk priekį, pažiūrėk, kaip atrodo. Uždėjo dabar Noeliui lietaus padangas, bet šiaip tai dirba kaip tik. Va, kaip atrodo. Šlakis. Ar dar nori? Ai, filmuoji savo šitus baikus? Nu va. Duok Noeliukai dar. Dar degas, ja. Aha. Va, mūsų Tomukas ateina. Ir dar matau, Noika Racingas. Kažkas nesusireguliuoja. Ką čia reguliuojam? Karbiuratorių, vargas, vakarienė. Pirmą sezoną išvažiavimas visą laiką turi būti nelengvas. Ir dabar net galvoju, kad Adata galėjo perdėti, kaip keitė trosą aukštą. Ir dėl to čia visos problemos. Ir reikalo čia sukinu. Reikia statyti sukną, tai ką? Jums Adata? Tai jo, tai ką, čia kitaip nebus.
Gali būt, kad mano akumas įsikrojo ir aš jau neužsibursiu. Grandinė labai laisva. Gal galėsi mane užstumt? Bet su mocu reikia. Neužstumsim tai. Aš tave taip užstumdavau. Duok. Aš litrą užstumdavau. What? Griebė. Varyk ant šitą. Martinai, kraunam ant šitą. Ką, nebevažiuoja? Akumas nusėdo. Reikia užstumt, bet čia tiek sunku labai užstumt. Reikia kažkaip perstoti, kad vožtuvas būtų viršui man. Žodžiu, laikyk sankabą. Gerai, ačiū tau.
pralėk vieną ratą, a tu šitaip atsmaugęs, gerai? Ir pažiūrėk, ar ten kažkas yra, ne? Dar važiuojam vieną ratą, aš su Novus važiuosiu, gerai? Vieną ratą dar važiuojam, aš su Novus važiuosiu. Čia tas. Nevažiuoja visai, ne? Dėl to jis gal ir muša kartais į antrą, nes jis trečiu tai atrodo uždus net, iš tikrųjų. A ne? Jis ir gerai sakė. Ja. Kažkas jam yra čia vis tiek. Ir aš net galvoju. Gali būti. O šitos netaip sureguliavo, blėt. Aišku, nežinau, čia gal žinok reiktų ir tą tikrai ir tą, blėt, ir tą laidą pakeisti. Laidas tai tikrai man Jo, ten reikia žiūrėti, kompą reikia perkelti, visus laidus pražiūrėti. Tai čia nuo to reiktų pradėti, nes čia va visi, kiekvienas tie kontaktai, čia viskas turi, žinai, susižiūrėti. Čia va jau atlūžę, matyt, nuo kompas ten buvo atlūžęs, ar ne? Čia va net masės gal net nėra. Tai aš ir sakau, žinau, čia viską reiktų prasižiūrėti, nes neaišku. Masės nėra. Net ir šitą, žinai, čia... Karočiais atrodo, žinai, pūstai, jis gesina jį kažkur, tai ten trečiau važiuoja, atrodo, jis ten... Dūstami ar purtas. O atsukai išleidai? Išleidau pusantro atsukimo ratam zinką. Viskas baigėsi, ne? Jo, jau 4. Karbiuratorius apačioj tą kažką pasakyti. Karbiuratorių? Du tokių. Tas ir šitą, kas pareikia šitą. Tai blogai. Nu ką, Makvynas? Ar gali man pravažiuoti čia va atsistojęs biškį? Taip, biškį noriu, kad pažiūrėtų. Va taip pravažiuoju iki ten, grįžti tokiais ratukais, gerai? 2 ratukai. 2 ratukai. Ateik. Atsistojęs gražiai, gerai? Motis tarp kojų, varyk. Varyk. Gerai, pirmą atsisėdęs, paskui biškį atsistok ant teisųjų, bandyk po biškį.
Dabar žiūrėk, apvažiuosi ratą, atvarysi iki čia, turi stabdyt, bet nesustot. Varyk, pradėk stabdyt prie manęs, tada vėl apsusto, gerai, važiuok. Labą. Dabar 2 kartus padarom, duoti gazo, pradedi stabdyti ir sustoji prie manęs, vėl per naują važiuoti, 2 kartus. Dar vieną. Dar vieną ir viskas. Į trasą. Ką? Ir tau bar nereikia. Aha. Gerai, statyk mocą ten, gerai. Ir gesink. Pravažiavo sėkmingai, patikrino trasos sukibimą be rimtų nukritimų, tai dėl to ačiū Jums ir norėčiau įteikti tą progą diplomus. Nes esat pirmieji, kurie atidarėt šiais metais sezoną. Sveikinimai! Palauk. Va, prašau. Vyčiui, vienam iš Vyčių. Vyti, kaip Bekelė. Vienam iš Vyčių. Ir Bekelė pirmas. O man bus įdomu. Barnis. Ką? Matai, koks gražus. Oho. Ačiū Jums visiems ir pratęsim viską vasarą. Gerai. Ką dabar krovyklą darysim? Aš mačiau kaip tave ir paskui išlėki iš trasos, bet gerai, ten viskas nenukritai. Šiaip labai gražiai grįžai. Tai principė šiaip viskas gerai. Tik reikia susitvarkyti su kai kuriais lenkimais dar, bandyti kažkaip persiprogramuoti. Tu šaunuolis, kad nori lenkt, bet reikia ne per išorę, bet per vidulę. Ir bandyti viską susitvarkyti iki posūkio, arba tada bandyti jau po posūkio. O tu bandai visą laiką pačiam posūkį tai padaryti ir gaunasi, kad tave tada jau išnešė, nes jau tu gavai gazo, nebeliuko vietos ir tave tiesiog tu išlėki iš trasos. Tai šiaip pasižiūrėsim ant Vidocko, galėsim padiskutuoti labiau. Tai žodžiu, šiaip labai smagiai prabėgo laikas, net ir pačiam man. Šiaip nelėkiau aš ten labai greitai, bet jautėsi po žiemos, tikrai lėkėjau. Asfaltas ten pirmus važiavimus, tai toks biški jaudulys ir tokia lyg baimė, ten tą kelienį, į asfaltą. O paskui jau
Antrą, trečią važiavimus jau drąsiai ten plaukiai. Tai va, draugai, ką, sezonas prasidėjo, viskas puikiai. Ir ką, grįžę namo gal dar nufilmuosiu, kas ten komentaruose laimėjo iš praeito videoko apie Noelio motociklą. Tai šiandien, manau, visi matėt, kad vis dėlto tema buvo Žaibas McQueenas, taip. Ir raudona tema Žaibas McQueenas. Atspėjusių buvo tikrai nemažai, aišku, jie jaučiu matė, buvo prieš tai pas mus profilį, nes buvom papostinę. Tai žodžiu, kažkiek tai pasukčiavo chebra, bet nieko, svarbu dalyvavo ir įteiksim tuos prizus, pasakysiu, kas ką gavo. Tai va, chebryte ką, lekiam namo, dar varom įsikraut, Noikos varom pitbaiką atiduodam, sekančius įsikrausiu vakare ir viskas. Kągi, mes bičiuliai grįžom dar prie terasos darbų ir turim tas ilgai lauktas dovanas, kurias sakėm padovanosim. Tai šita yra tavo, bet mes iš dėžės ištrauksim, kur kitos yra knygutės. Tai 2 knygutės padovanosim ir 2 tepalus, taip? Aha, o tai dabar ir širdelę padovanosim. Šiaip tai dar mes ir lipdukų įdėsim dovanų. O dar širdelės. Gerai, ir širdelę pridėsim. Forma. Tai dabar taip. Aš įjungsiu vaizdelį. Aha, kokį? Kam dabar, tai čia iš to žaidimo, kurį ir padarėm. Tai dabar pasakyk, kam dovanoji tepalą, pasakyk. Taip. Tai gerai, šitiem pirmiem 2 tepalai, taip? Aha. O kas dabar gauna knygutes? Taip. Tai dabar taip. Pasaulis iš arti gauna tepalą, Inga gauna tepalą ir knygutės atitenka Vaidai ir Agnei. Taip? Taip, tai galit su mums susisiekti Instagrame, Facebook'e, bet kur mus rasit. Ir atsiūsim tepaliuką motulio, tik nespausk. Ir atsiūsim knygutės. Mangi, parasyta Mangi Noelis. Raja. O mes grįžtam dar biškį dasibaigti terasos reikalų. Man dėjo 2 durus. 2 durus, o dar 1 sieną. Reikia 1 sienos ir 2 durų į tą namelį. Tai jei kažkas dar irgi užsiima durim ir langais, tai gali kreiptis, ane? Man dėjo tutuką. Taip, reikia, kad pagamintų. Tai ką, ačiū visiems, kas dalyvavot ir susimatysim kituose žaidimuose, taip? Yeah! Ate!